Šiandien Prienų kultūros ir laisvalaikio centre Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo akciją skirtą pasauliniai širdies dienai paminėti. Sveika širdis – gyvenimo džiaugsmas. Kalbinu Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorę Iloną Lenčiauskienę. Kodėl vykdoma šitą akciją? Kodėl taip svarbu reguliariai tikrintis cholesterolio kiekį kraujyje? Mes visi žinome, kad širdis tai yra mūsų gyvenimo variklis ir kuris palaiko mūsų gyvybę, ir todėl mes visi be galo turim rūpinti savo širdimi, savo sveikata, o cholesterolis yra vienas iš rizikos faktorių, kuris nulemia širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimą. O gal galite papasakot, kaip yra tikrinamas cholesterolio kiekis kraujyje? Cholesterolį galima tikrinti ir iš piršto, ir taip pat paimant kraujo mėginį iš venos. Aišku, iš venos yra tikslesnis tyrimas nei imant kraują iš piršto, nes iš piršto imant kraują tai yra kapiliarinis kraujas. Šiek tiek gali būti šiokia tokia paklaida, bet jeigu yra pas žmogų padidėjęs cholesterolio kiekis, tai aišku rodys ir tiek imant iš kraujo pirštą, tiek ir iš venos. Žmogus turi būti nevalgęs mažiausiai 10 valandų ir nevalgiusiam tada paimamas kraujas ir daromas tyrimas. Ar pirmą kartą vykdote tokią akciją? Ne, šią akciją mes jau vykdome ne pirmą kartą, nes iš tikrųjų pasaulinė širdies diena yra švenčiama jau daug metų ir jinai švenčiama netgi 90 pasaulio šalių. Ir šią akciją vykdoma pas mus jau bent jau, kiek aš atsimenu, galbūt kokį 3 kartą. Tai čia mums ne naujiena. O kalbant apie dalyvių skaičių žmonių, kurie ateina pasitikrinti, kas dažniausiai domisi savo cholesterolio kiekiu? Kaip matome, daugiausiai domisi moterys, kaip ir įprasta, moterys labiausiai rūpinasi savo sveikata. Mes esame taip pat darę akciją cholesterolio važiavimą į pačias įstaigas, tiesiog norėjome pritraukti šią akciją prie dirbančių žmonių, nes, tarkim, šiuo momentu atėjo daugiausiai pensinio amžiaus žmonės, kurie turi galimybę ateiti, o dirbantys žmonės nelabai gali išeiti iš darbo. Tai mes iš tikrųjų darėm įvairiai, bandėm ir pasirūpinti dirbančiųjų sveikata, važiavome į pačias įmonės, o šį kartą darome visai bendruomeniai ir pagrinde ateina pensinio amžiaus žmonės. O kaip manot, kokio amžiaus būtent reikėtų susirūpinti cholesterolio kiekiu? Reikia susirūpinti kuo jaunesniam amžiui, nes kaip yra statistiškai pastebėta, kad vis jaunesni žmonės suserga širdies kraujagyslių ligomis, ir kaip yra pastebėta, kad netgi jau ir 40 metų amžiaus jaunus vyrus ištinka ir širdies miokardo infarktas, taip kad šios ligos jaunėja, netgi dabar dėl paplitusios nesveikos mitybos produktų paplitusių, netgi jau ir vaikams yra nustatoma cholesterolio padidėjimas, taip kad reikia ir vaikais rūpintis, bet, aišku, jau nereikia laukti pensinio amžiaus, reikia kuo anksčiau rūpinti savo sveikatą. Jūs minėjot, kad vykdot šią akciją nebe pirmą kartą, tad kaip pastebėjot, kokios tendencijos? Ar žmonės ateina su didesniu cholesteroliu kiekiu, ar visgi mažėja? Šiaip tai tokios kaip ir statistikos nevedėm, bet įvairių būna, nes, žinot, įvairaus amžiaus ateina žmonės, tarkim, kaip žiūrėjome darbovietėse, kai važiavom, tai daugumoje dar cholesterolio kiekiai nėra padidėję. Bet šiaip žinot, ir pensinio amžiaus žmonėms irgi ne visiems gali būti, bet tokios oficialios statistikos nedarėme. Nuo ko priklauso cholesterolio kiekis? Kaip galima būtų išvengti per didelio jo kiekio? Aišku, visų pirma, tai lemia mityba. Ta, ką mes valgom, priklauso. Toliau fizinis aktyvumas irgi turi įtakos. Aišku, ir stresai labai didelę įtaką daro žmogui.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre tikrinamas cholesterolis, na, o kieme mokama vaikščioti šiaurietiškomis lazdomis. Pasižiūrėkim. Pasaulio sveikatos organizacija nurodo, kad tik 10% žmogaus sveikatos lemia sveikatos priežiūra, o 20% paveldimumas ir aplinka, o 50%. Šiandien mokot visus vaikščioti šiaurietiškomis lazdomis, o kuo ypatingas šis vaikščiojimas? Na, šis vaikščiojimas ypatingas, kad tai nėra sportas, tai nėra didelė apkrova, sakykime, žmogui, ypač mažai sportuojančiam ir nesportavusiam gyvenime. Tai yra visiškai saugus sportas, užsiėmimas, sakykime, nes nenoriu vadinti sportu, nes sportas su sveikata, kaip žinome, nelabai ką bendro turi. Tai visiškai saugus užsiėmimas, visiškai saugi mankšta, tinkanti bet kurio amžiaus žmonėms, reiškiasi. Tai yra natūralūs prigimtiniai judesiai, mes gimėme eiti, toliau turim 2 lazdas, tam tikrą metodiką, reiškiasi, pritaikome ir tai yra puikiai mankšta mūsų kūnui. Tai vat, jos yra privalumas. Senjoram privalumas yra tas, kad senjorai paprastai negali daugiau nieko daryti. Jie negali bėgti, jiems sudėtinga yra pakankamai aktyviai plaukti. Plaukti Prienuose, čia baseinai keli yra, apart Nemuno. Reiškiasi, problemą neturime, dviračių važiuoti šiek tiek galima, bet dviračių važiuojant viršutinė kūno dalis neapkraunama yra. Taigi, jeigu matote, einant lazdomis, apsikrauna viršutinė kūno dalis, nusijima krūvis nuo kojų, susibalansuoja visa apkrova, tai tiesiog yra puiki mankšta, pakankamai tokia intensyvumą galima nuo žemo iki vidutinio išgauti, gryną morę. Sąlygų jokių nereikia, turit miškus aplinkinius, turite mokyklą, stadionus, taigi jokių apribojimų nėra užsiiminėti šiaurietiškojo ėjimu. O ar svarbu taisyklingai vaikščioti? Labai svarbu yra taisyklingai eiti ir man būtent aš žmonėm aiškinu, kaip taisyklingai eiti, nes turint neteisingas lazdas, ne tos paskirties ir ne taip einant, mes galim ne tai, kad neturėti rezultato, reiškiasi, bet mes galim net pakenkti savo kūnui. Alkūnės uždegimą galim gauti, jeigu suspaudžiam lazdų rankenas ir statom lazdas statmenas. Alkūnės uždegimą galima. Reiškiasi, raumenys įtampa šitį gauna, nugara blokuojasi, reiškiasi, jeigu mes įtempti. Dėl to mankšta su šiaurietiško ėjimo, reiškiasi, turi būti atpalaiduotas kūnas, mes jį paleidžiame, mes jį norime ir tikslas šiaurietiško ėjimo išmankštinti maksimaliai visą kūną. Tai va tas yra svarbu. Jeigu norite, aš galiu pademonstruoti, kaip tas ėjimas pats turėtų būti, kad žmonės, kurie žiūrės, galbūt pamatytų, reiškiasi, ne? Galit pažiūrėti, kaip moteriškės eina ir kaip aš eisiu ir atrasti 5 skirtumus, ta prasme. O eiti su šiaurietiškomis lazdomis lengviau negu eiti be jų? Šiek tiek yra lengviau, taisyklingai einant su šiaurietiškomis lazdomis, kadangi mes naudojame įrankį, kuris rankose ir mes, reiškiasi, per rankas jėgą tam tikrą pertikrinę, tai nuimam krūvį nuo kojų šiek tiek. Tai yra tausojami klubai, tausojami sąnariai, tai yra tausojamos kojas. Apie 25% apkrovos mes mažinam kojoms. Tai yra gerai, tai yra mes subalansuojam apkrovą, nuimam nuo kojų, perkeliami viršutinę kūno dalį, tai žmogus tampa subalansuotas. Plus simetrija atsiranda. Labai gražiai matosi, kai pas moteris dešinė ranka daugiau juda, o kairė visiškai jinai atrofuota, jinai labai silpna juda. Todėl, kad mes gyvenime dirbam vienapusiškus darbus kažkokius tai ir esam tokie, kokie esam. Tai va, šiaurietiškas įsėjimas labai puikiai viskas sudėlioja, subalansuoja, sukoordinuoja, simetriją sustato, ritmiką atstato, viską. O iš kur šis ėjimas atvyko? Iš Skandinavijos šalių? Iš Skandinavijos šalių Suomijoje buvo pagrįsta jo metodika 96 metais. Nu, ir amerikiečiai panašių laikų tyrimus darė, bet taip Lietuvoje taip skaitoma, kad jisai atsirado Suomijoje 96 metais, būtent kada buvo aprašyta pilna metodika, kokie ilgio lazdos turėtų būti, kokie judesiai, rankų, kojų, kokia laikysena ir panašiai ir taip toliau. O kaip jūs pastebėjot, ar populiarėja šis užsiėmimas Lietuvoje būtent? Populiarėja labai stipriai ir ne tik tai tarp seniorų, bet ir tarp jaunų žmonių. Aš pats ir mokyklose daug važiuoju, ir bendruomenės, ir į darbo kolektyvus, ir visokio amžiaus žmonės ir labai smagu, kad jaunėja, nes anksčiau buvo klaida kokia mąstoma, kad lazdos tai yra negalios ir senatvės atributas. Ir kad jis skirtas tik tai žmogui, kuris jau negali paeiti arba senam žmogui. Tai aš visą laiką skatinu jaunų žmonės išbandyti, parodyti, kad čia su negalė nieko neturi, kad čia ir jaunam žmogui pakankamai aktyvus yra užsiėmimas.